Norėjau dėl to ir padiskutuoti tą tokią nepasiruošimo temą, nes visada, kai kažkas nutinka, būna nepasiruošusių, būna ir super atsargių, būna pasiruošusių kažkiek ir panašiai. Tai gerai žinot, kaip nepasimest tam tikroje situacijoje. Ir apskritai šito projekto esmė yra, kad žmonės sužinotų kažką naujo, kad išmoktų. Tai tikiuosi, kad bent jau šitoje vietoje jo suvaldėm. Ir sekantis dalykas, mačiau, turit kuprinę ir taip toliau. Tai faktas, galima tiem dalykam pasiruošti iš anksto. Turėti ten kažkelių valandų išgyvenimo bent jau kuprinę, ne? Galim pasižiūrėti, ką jūs ten atsinešėt ir kas ten yra? Visko po truputį pas mane, tai nenešiau savo viso paketo, bet na gerai, žiūrim, į ką galbūt galima kreipdėmėsi. Čia mano dukros kai kas paruoštukai. Tai evakuaciniai krepšiai apskritai rekomenduojami šeimai turėti kiekvienam šeimos nariui. Kiekvienam po vieną. Absoliučiai. Vyras, žmona, vaikas, mažas vaikas, kuris pats paeina, jau jisai turi kažką turėti. Tai tarkim, pas mus šeimoje irgi kiekvienam nariui yra medikamentų kažkoks rinkinys nuo ten pleistrų tvarslevos iki ibumetino ir panašių dalykų. Tai, vaistinėlė. Tai vaistinėlė. Jau ir jeigu turim kažkokiu aišku savo lygų, tai būtinai apie tai galvoti. Tai žodžiu, vaistinėlė apskritai, ar tai bus gamtinė krizė ar karinė, būtinai. Vienas iš svarbiausių dalykų bus bet kokioj krizėje ir ypatingai kariniai priedanga kaip būstas. Vadinkim būstų, tai reiškia nuo gamtinių ar ne apsisaugo dalykų iki to, kad guoli paskui pasiruošti. Tai ar tai mes evakuacijos metu užtruksim kažkur, ar sugrius mūsų namas, ar ta pati priedanga bus didžiulė ir aukštom lubom, ar ten koks pastatas ir šaltas, jeigu tai žiema. Ir tada, kad sumažint plotą, vienas iš variantų turėti tentą. 2 ant 3 metrų tentas. Kad neperšlaptų, ar ne? Jis neperšlampa, turi žiedus pagal visą perimetrą, galima pririšti su bet kokiom priemonėm. Tai reiškia, dar vienas į komplektą rekomenduojamas dalykas, apie 10 metrų virvės, 8 mm diametro maždaug. Tai reiškia, bet kokius senukus ar mitažą nueinam, nusiperkam už 4-5 eurus. Bendras komplektas apie 10 eurų, 11, žiūrint, čia kaino šokinėja. Tai reiškia, vien tik tai turint, jau gali spręsti aibę problemų. Staigi liūtis, tarkim, man, nežinau, riboti rūbai, dar kažkas, vien tik šituo tentu gali vis 2-3 žmonės drąsiai uždengti ir neperlysi viskas. Sulaukiai nakties, reikia stabtelėti. Tai pasidarysi priedangą nuo lietaus, jeigu reikės, tiesiog susipakuosi, jeigu neturėsi virvės, įsisupsi ir viskas. Ir šiluma prisauga ir nuo drėgmės vėl. Daugybė aspektų. Reikia vandens susirinkti, lietaus, prašau. Ištempėm tarp kuolų, tarp medžių, prilijo, turim vandens, nusiliesim. Reikia krovinį nešti, praradom kažką, tai malkų prisirinkti, nežinau, dar kažką. Vėl į tą tentą gali ką nori dėti. Uždengt galiausiai kažką. Žodžiu, paprasti dalykai. Tai yra būsto reikalai. Rūbai vėl, jau kaip sugebėsim. Tai evakuojantis rekomenduojama ne militarinius naudot, ne kamufliažus ten šaulio medžiotojų. Čia grįžtam vėl į tą taikos dalyką, ne? Kad suprastų, jog mes civiliai esame. Jo, nes kamufliuotas tai reiškia tu militaristas ir į tave gali eiti kulkos, per daug nesiaiškinant. Tai geriau džinsai, turistiniai rūbai, kas nori, tik tais ne kamufliažiniai žvejo ten rūbai ir panašiai, nors jie patogus, ar ne? Taigi rūbai, bet kaip ir kalbėjom, net greitai paliekant patalpą, nebijoti ir vasarą, pasimti šiltą striukę, mažiausiai, džemperį kažkokį, nes kai naktį krenta temperatūra, tarkim, nuo plus 30 iki plus tik tais 10, kartais plus 5, dar praeitą pirmadienį, ne šį dar už praeitą pirmadienį buvo plus 5 naktį. Paryčiais. Tai reiškia, neturėsi poilsio, jeigu neturėsi šilto rūbo. Tai, žodžiu, šilti rūbai. Kaip tik teko ir praeitą savaitgalį, ir užpraeitą savaitgalį būti gamtoje, nuo to plus 5, tai realiai net laukia miegant su miegmaišiu net buvo vėsu. Taigi, ir prieinam prie miegmaišio, ar ne, geras poilsis yra, vadinasi, papildoma energija sunkiem darbam.
Tai jeigu mes turim iš anksto ne ten už 10 euriukų pasiėmę bet kokį ten užtiesalą, tai jau gerai. Tai o tas gerai, reiktų žiūrėti aprašus ekstremaliai temperatūrai, kokį laiko, tai šis Iki -5. -5 tai yra nedaug, bet jis kol kas skaičiuotas labiau irgi vasariniams tokiems šposam. Man reikės pasikeisti, akivaizdu, pas mane rašė +15. Jo, tai čia tie smagumėliai, kai sakyt, taikos metui, kai gali, noriu tokį pasiėmiau, noriu anokį. Tai yra tokie mėgmaišiai, kur pritaikyti vasarinis ir žieminis. Ir gali atskirai naudoti, o gali sujungęs iki -30 ir žemesnės temperatūros miegot. O patirtis rodo, pasiimk žieminį, kad ir vasarą, neprapulsi. Karštą, atsiklosi ir panašiai. Tai reiškia, geram poilsiui geras, bet ieškot kompaktiškumo, lengvumo, kainos santykio, labiau kokybės. Kaina nebus žema tų labai kokybiškų. Taigi, šitokie dalykai. Kuo pasiklosim? Vėl. Jeigu nugara šals, kūnas šals, tai reiškia kilimėlis. Nuo tų elementarių jogos turistinių iki savaime prisipučiančių arba pripučiamų. Tai šiuo atveju... Kad sudaryt kažkokį tarpą nuo žemės, nuo šalčio, kietumo. Ir eina kalba, kad kai didelė įtampa, aišku, gali eglišakių, jeigu radai statybvietėj putoplasto, dar kažko, putoplastas beje idealu, jeigu kažkur galima pasiklot, bet tai užima laiko. Kai ir taip pilna streso, jeigu turi su savim kompaktišką įrangą, šiuo atveju pripučiamas kilimėlis, jis automatiškai turbūt net, ne? Šitas ne, šitą reikia pripūst, bet itin paprastas naudojimas. Ir kompaktiškumas, nes kai žmonai pakrovėm kuprinę, dar tie kilimėliai standartiniai, kai prisikabino, ten atrodo, jūsų komplektacijos vyrui yra ką ten užsidėjus, atrodo, nešti ir realiai sveria. Tai kai pradedi komplektuoti mažesniais, smagiau darosi. Pagalvėlė! Na gerai, be jos galima realybę išgyventi, jeigu šiaip, bet vėl patirtis rodo, kad kai galva nulūžusi po ten 2, maksimum 4 valandų poilsis pasibaigia, pradedi ieškoti patogesnės padėties, o tada jau reikia tai megztinį nusivilkti, dar ką nors pasikišti, tai traška, braška. Vėl, yra rinkoje visokiausių, mažų, lengvai prisipučiančių ir tikrai kokybiškų produktų. Tai atrodo komplektėlis yra poilsiui, būstui, ir tai plius minus, kai sakyt, ne super kainuoja. Tai dalis kuprinės, jo. Jo, tai būsto klausimai vienas. Apie rūbus šiek tiek užsiminėm, čia pagal galimybės. Kitas aspektas bus, jau prieisim prie šilumos. Tai čia yra sąsajų, bet šiluma kaip per ugnį ir spec priemonės. Folijos skraistė, pati gelbėjimosi skraistė, tai galėtų būti komplekte ar ne toks dalykas, o bandau čia traukti iš karto iš išgyvenimo reikmenų, ar ne, tai skiltuvų reiktų, kur mano skiltuvai kažkur bus paslėpti giliau. Kad įkurt ugnį, jeigu neturim kažko, baigęs degtukai. Kažkur visokių prisislapščiau. Tai be abejonės, ten, kaip sako, degtukai, žiebtuvėliai labai gerai. Tai aš formuoju įprotį net nerūkydamas turėti visą laiką prie savęs. Pasitikrinam, traukiu kažką iš kišenės, žiebtuvėlis. Geresnis, blogesnis, jau nusibaigiantis, bet jis duoda ugnį. Neturiu šituose rūbuose, visada turiu nuolat nešiojamam krepšelį ugnį. Vadinasi, vėl turiu. Jeigu žinau, kad sušlapo, sulūžo, nusibaigė, tada skiltuvas, neužmušamas dalykas, specialaus metalo, ferocerio lydinys, ir atitinkamai plokštelė. Jeigu judam su damom, veido makiažo valymo tie vatos skritulėliai, ideali prakura. Puikiai veikia įdegt. Jo, tai jų galima, kai sakyt, turėti po ranka, pasiskolinti iš savo damų ir jau mes greitinam savo to šilumos gamybą. Yra visokiausių, aišku, kitokių dalykų, kaip metalo vilna, steel wool, statybos prekėse galima įsigyti. Lengvai gaudo kibirkštį. Nuo batareikos iš prožektoriaus ištraukiam, užtrumpinom ir tada jį pūsti į tualetinį popierių ar į tą pačią vatą, į medicininę vatą. Žodžiu,
kai ką turint, bet tokį jau paruoštukai, ar ne? Tai Šiaip man dabar kokia mintis kyla, kad klausytojai gali galvot, kad nereikia vieno man ten ar kito ar trečio, bet aš dabar į visą tą žiūriu, ką jūs imat lauk, tai realiai netgi kartą, 2 kartus per metus ten išvarant stovyklaut, realiai viską panaudosi. Čia tu turėsi ir mėgmaišį, ir palapinį, ir ant ko atsigert. Gal net ir įdomu, tokius keltuvų kažkam bus pasinaudoti, įsikurt ugnį ne su paprastais degtukais ir panašiai. Tai jeigu žmonės galvoja, kad čia reikalinga realiai tik evakuacijai, čia gali turėti realiai puikų turistinį krepšį, kurį galit tiesiog panaudoti. absoliučiai, nes vėlgi tie patys pavyzdžiai rodo, kad yra ir gamtinės krizės. Tai nuo šlapio snygio, kai nutraukia laidus 3-6 paras, kaip net Vilniui, kai čia prieš kelis metus nebuvo tiekiama elektra. Nu, tai aišku, čia gal skiltuvai ne prie ko, parduotuvės veikia, gali nusipirkti ten gudresnių priemonių, bet kelionės metu. Tiek Lietuvoje, turistaujant, keliaujant, tiek išvykstant kažkur, tai galbūt tai tiesiog padidina mūsų galimybės. Jau nuo smalsumo vienas, bet yra elementarių situacijų. Neapsižiūrėjom, sušlapo tie patys degtukai. Statom palapinę šeimai, piknikas prie ežero, nežinau, festivalis koks Mėnuo juodaragis ar panašiai. Ir kaip tyčia po galais viskas sušlapo. Nu tai aišku, yra daug minios, nueisi, gal gausi tų priemonių, bet išsitrauki skiltuvą, išsitrauki ten sauso popieriaus šmotelį ir jau tu pradedi dirbti savarankiškai, netrikdai kitų. Tik va, kaip kalbėjom, kariuomenės netrikdyt, civilinių tarnybų netrikdyt. Va čia mes beje taip galim sustiprinti ir valstybę. Gerai pasiruošę, net ugnies išdavimo. Kiekvienas savim, savo šeimyną kažkokią, šiaip irgi ruošiaus, tai turiu, yra netgi komplektacijoje peilis karboninis, kurį perki ir iš karto skiltuvas, tai realiai 2 viename, iš karto su peiliu gali užsikurti ir panašiai. Jo, tai yra daugybė dabar variantų, turtinga rinka, kaip ir tiesiog rinkinį galima, kas sako, neįdomu man ten ieškoti atskirai, yra rinkiniais, išgyvenimo rinkiniais, survival. Čia toks jau matęs, atrodo, gyvenimo tas rinkinys. Jo, jisai eina per kursus kaip demonstracinis, tai ir paturbintas šiek tiek ten pridėta papildomai, bet pati idėja, kas jau nesidomi, nenori, negali, kaip sakau, atsisiųsti elektroninę versiją išgyvenimo, kurios nors ten knygutės ar nusipirkti kitų leidėjų, įsigyti rinkinuką, įsidėti ar į evakuacinį krepšį, ar aš kaip pradubliuoju, pavyzdžiui, automobilį. Šiandien pas jūs atvykau, žinau, kad ten yra ir skiltuvas automobilyje, ir kalio permanganatas, kurio nebededa į vaistinėlės, anksčiau dėdavo į vairuotojų vaistinėlės, bet aš žinau, kad aš iš jo galiu ir medicinę naudą išgauti, ir vandens dezinfekavimą atlikti, ir ugnį įkurti su kitais ingredientais sumaišydamas. Ir reiškia, vieną buteliuką turiu, galiu pagal situaciją su juo apžaisti mažiausiai 3 naudas. Tai tokiu būdu šilumos reikalai, ar ne, ugnį, tai prasidubliuot nuo elementariausių degtukų, žiebtuvėlio iki jau skiltuvų. Tai ugnies klausimą, kai jau išsprendėm, jau kas beįvyktų, mes kažką susikursim ir tikėtina pagerinsim situaciją. Bet dabar dar reikia maisto, kad nereiktų medžiot. Ką dėtis į kuprinę? Idealu tikriausiai būtų karinis maisto davinys, ar ne? Tai iš kariškių jau naudojama. Čia lietuviškas Čia yra? Lietuviškas davinys. Šiuo Kaip tik, atveju. aš turėjau nuojautą, su draugu diskutavom vakar, kaip tik tai pametėjo klausimą. Jeigu pats iš savo patirties galėtumėt kažką pakeisti lietuviškam davinį, kažką pridėt, galbūt kažko, ką įdėtumėt dar čia? Daugiau šokolado, negu ten yra. Antra, šildymo plokštelė, nes ji galėtų veikti kaip šiltukas kūnui, vėl apie šilumą kalbam, ekstremalių šalčių, pasišildėjai patiekalą ir vis dar jis gali šildyti toliau, į užantį įsidėjus, net iki 1 valandų gerokai skleis, nes po rūbais ten jis ilgokai dar veikia. Tai va turėti, nes jie lengvi, kompaktiški, tai jie galėtų kaip atsarginiai arba kažkokius pakaitalus turėti. Bet girdėjau, kad kažką keičia net iš dabartinių lietuviškų davinių, pašalina, pavyzdžiui, sauso kuro tabletės, o va čia jau nepritarčiau. Tai sauso kuro
netgi 3 tos tabletės, kurios yra, tai nuo to, kad laužą įdegt, kai reikia įdegt, jos gerai startui yra tam pačiam vandeniui pasišildyti papildomai ar pasišviest. Žodžiu, krūvą galima atlikti funkcijų su tom 3 tabletėm, bet jeigu jas pašalina, sakyčiau, vėl žaidžiam su tuom, kad bus už mūsų nugarų logistikos batalionai stovi ir laukia, kada mums paduos ką nors gerą. Čia jau kariškiams. Šiaip nedidelė pakuotė, esu kažkada aš matęs jos, čia sveria 0,67 kg, tai pakankamai kompaktiška, o davinio vieno pakuotės žmogui vienai dienai, čia parai? Ne, čia išeitų realiai vienam geram kartui arba pusantro karto, nes šokoladuką gali atsidėti. Čia pagrindinis maistas yra realiai. Valgymas plus užkandis kažkas tokio. Jo, ten gėrimo milteliai, arbata arba kava, eina pagrindinis patiekalas, jo šokoladas, riešutai. Tai reiškia pagal kalorijas gana kaloringas rinkinukas, bet tik vienam kartui. Bet kadangi jis kompaktiškas, taip skaičiuotas, reiškia 3 paketai dienai. Kiek plius minus toks, nuo 20 eurų? Mažiau? Kariškiai, kai paleidžia po pratybų, jeigu jiem lieka. Esu matęs jo, kad patys kariškiai pardavinėja iš po pratybų prisikaupę. Tiesiog būna, nespėja visko suvartoti ir nenori kaupti, nes turi savo galiojimo laiką. Tai 5-6 eurai rečiau, dabar tikriausiai žemesnė kaina. Tai labai sakyčiau normali kaina. Kai vienas valgymas realiai, tai ne kaviniai, gamtoj dar. Jo. Galima įsigyti nuo Decatlono, Expedition ir kitose tinkluose atskirų patiekalų, parengtų, kaloringų, ir ten jau vienas patiekalas kainuos 5-6 Bet turbūt yra vis tiek, turim lietuvišką davinį, turim amerikietišką, prancūzišką, dar kažkokį yra tekę išragauti visų, kurį, jeigu savo kuprinę reiktų dėti, nebūtų galiojimo laiko, kurio šalies davinį dėtumėt? Greičiausiai vis dėlto likčiau prie lietuviško, nes jisai, kai sakyt, suorientuotas į mūsų skrandžius, į mūsų įpročius, jų sudėtis, kas sudėta, ten kiauliena, kruopos, padažai, ten kas ten yra, labiau pritaikyta mūsų įpročiams. Amerikietiški pritaikyti ten jų tai mišrainiai, tautiniai, tai ten yra aštrus, pietietiški, meksikietiški, labiau mums įprasti ir gana sintetiškai apdoroti. Tai patys amerikiečiai kartais jau linkę mainytis būna, nes pavargsta nuo sintetikos, bet jie ilgiau saugomi. Tai ir įvairovė yra, randi dešreles, dar ten ką nors tokio jau paruošta. Tai ta prasme jie įvairesni, tai jeigu kaupt, sakyčiau, net sveika turėti ir tokių, nes ten norvegiški vėl užpilami dažniausiai, yra paruoštos košės įvairiausių sudėčių ir užtenka tik tais karšto vandens užpilti ir visa tai išbrinksta ir paruošiama. Šiltas, jo, toks dėl temperatūros gal apgalvota, kad gali būti kažkur šiauriau, vėsesnė ir panašiai. Jo. Tai čekiškus valgiau, bet jie panašus į mūsiškius, ten daugiau konservų įvairovės įdėta. Tai viskas valio. Rusiškus valgiau jau šių laikų, ne sovietinius. Tai valgomi. Taip ir tikėjaus, kad pasakysit, valgomi. Jo, tai kaip ir net buvo paturbinti ir ten specialūs degtukai įdėti, ko pas mus paprasti, bet pas mus pakuotė paruošta tam impregnuota. Tai yra variantų, bet mūsų viskas gerai. Išsprendžiam su šituo turbūt, dar galim kažkokių konservų turėti atskirai, tokie visokie dalykai. Bet ką mes mėgstam, yra rinkoje kiaulienos konservų, yra su grikiais konservai. Pupelių neignoruokim, paeksperimentuokim su tomatu, be tomato, ten jie ilgai saugomi, pupelių konservai. Tai net užsipirkus, užmiršus kuprinėje bėdos didelės nebus. Džiovinta duona galėtų būti mūsų sudėty rinkinio, juoda džiovinta duona. Ji lengva tampa ir galima ją atšviežinti.
Tai čia yra dar mūsų tremtinių patirtis, mūsų rezistentų, partizanų patirtis. Saugodavo iki metų netgi džiovintą duoną bunkeriuose, susukę į sviestinį popierių, į dėžutę sudėję, kad pelės ten nesunaikintų ir panašiai. Tai mes kaip turistai naudodavom, išeidami ten į kalnus, į Karakumų dykumą, ten 2-3 savaitėm, tiesiog šviežios duonos. Ir tada nekepdavo tokios duonos kaip dabar, kad laikosi ilgiau. Tai tas gerai ir ją atšviežint gali. Kad ir po tų metų laiko, ten truputį vandens, truputį kaitros ir gali karštą duoną turėti. Tai lašiniai, jeigu jau patiems gamintis, jau kaip sakau, ukrainiečių priminimas, jie irgi lašinių tauta, kaip ir mes iš dalies, bet jie frontui ką padarė, tai jie sumala sūdytus lašinius su česnaku pagardina, taip jau sočiai, nes konservacinė tokia savybė turi, ir supučia į, pavyzdžiui, pastos tubelę tuščią. Arba į, kaip jie turėdavo tomato čiumak ten talpas, dabar yra ir kitų ten gamintojų, plastikinės minkštos talpos, yra nuo tyrelių vaikam. Ir su švirkštu kulinariniu galima sušvirkštą masę ir laikosi kelis mėnesius, net jeigu tai ir kaloringa labai. Ir labai kaloringa. Ir higieniškai. Svarbiausia saugiau naudot. Nes kai mes pratybose kažkada 97 metais džiaugdavomės, kad mums įdėjo lašinių, svogūno kelias galvas ir duonas. Ir mes sakydavom, tai ten 3-4 paras mes išgyvensim tam fronte, bet kai tu purvinom rankom viską pjausti, turi valgyti, nes nėra drėgnų servetėlių, o tada dar nebuvo tokių dalykų. Neišmastėm, tai reiškia, gali lygų pasigauti, infekcijų. Ir Ukrainoje fronte viena iš bėdų, apie kurią nedaug šneka, infekcinės lygos dėl nešvarumų. Tai iš pastos tubelės susišvirkštei lašinių, kalorijos bomba įkaliai ir vėl judi. Tai tokių paruoštukų galima. Ir angliavandeniai, žinoma, mūsų sudėti, vėlgi, halva, šokoladas su riešutais, ten patys riešutai, tie vadinami ledinukai, viskas tinka iš tos pusės, nes kartais net geriau jų daugiau turėti negu konservų mėsos. Gauni staigesnį energetinį tokį injekciją į kūną ir tu judi tada. Tai ir lengviau. Gali prisikaišiuoti jų visur į kišenes ir panašiai. Konservų jau sudėtis kitokia. Tai neignoruot saldėsių. Ir faktas gerai, kad tą, ką dedame kuprinį ir jeigu nežadam ten suvartot, tai kad tai turėtų kuo ilgesnį turbūt galiojimo laiką. Be abejo, gera žinia, kad tie patys konservai dažniausiai, tarkim, 2 metam yra. Pupelių būna 4-6 metam, man atrodo, saugojimas tai ilgesnis, bet 2 metai, tarkim, mėsos konservams. Neblogai skamba, bet kai nenaudoji, tie 2 metai gana greitai prašoka ir žiūri, reikia lyg ir keis. Bet turėjom patirtį su savo bičiuliais, bendražygiais, parlamento gynėjais, kaip patikrinom savo voverių atsargas, kai kur pakištas, supratom, kad jau 4 metai virš garantinio tiem konservam. Bet jie puikiai atrodo, tinkamai buvo laikyti ir išbandėm. Taip, skanus buvo. Kai nėra interviu, paskaitų nieko, viskas puikiausia, aišku, pauostai, pasižiūri, sudėti, viskas tvarkoj. Ir jie vartotini. Tai reiškia, konservai gerai, kad ten yra galiojimai, bet tai nereiškia, kad iš karto po to pasibaigs jų nauda. Jo, čia turbūt svarbu suprasti, kad ir tas maistas, kuris yra kuprinė, jeigu realiai yra ta ekstremali situacija, tai tu džiaugsies turbūt konservais ir nesvarbu, jie bus pupelių, ar ten bus kažkokie kiaulienos su grikiais, tu džiaugsies tiesiog, kad tu turi maisto su savimi. Tai maistas, ką mes besugebėtumėm įsidėti, aišku, ilgai saugojimas, karts nuo karto pasižiūrėti, tai net ir košės grikiai, ten dar kažkas, viskas išverdama, padaroma, turėti tik tais tam indus. Vandenį prisimenant, vėl bus svarbu, nes tai susiję ir su maistu, ne tik, kad vartoti į vidų, kad dehidratacijos nepasiekti, bet švarumas vandens. Tai aišku, jeigu galėsim virint, daug kas išsisprendžia, virinant vandenį. Bet tiesiog pasijėmus iš upės vandenį įpylus ir išsivirinus išsisprendžia? Išsisprendžia. Tai tik
leist pavirt, jau ten ginčysis visi, ar užtenka minutės, ar 5, ar 10 minučių, kai jis praburbuliuotų ir tada jau ten maistui naudoti. Bet yra variantas, pradedant gėrimu ar ne, tai filtrai, įvairiausi filtrai, nuo gertuvių, kurios net vietos neužima. Čia realiai iš karto jį prisipylė į vandens, tokį turi. Ir ten, jeigu atsuksit, bus filtro kasetė. Geras, jo, ir tu, kai geri, natūraliai iš karto gauni švarų vandenį. Jo. Ir ten ant gertuvės jau jie parašo, kiek, nuo ko ir panašiai. Tai štai šitas, tarkim, katadin jau jisai specialiai darytas išgyvenimo situacijom, iki 1000 litrų duoda gamintojas garantiją, kad galima filtruoti. Jis turi 3 kasetės sujungtas į vieną. Toks jau išvalo turbūt daugiau, ar net patį vandenį? Jie tvirtina gamintojai iki 98%, kad nieko ten nebus, kas kenks organizmui. Nes čia yra ir aktyvuota anglis, ir specialiai tankios medžiagos filtras, ir jodo dezinfektorius, reiškia, jis ne tik filtruoja, bet ir dezinfekuoja vandenį. Ir tokiu būdu gauna organizmas be jokių ten cistų, mikro detalių. Bet turbūt pačiam teko naudoti šitos dalykus. Man įdomu, ar skonis vandens skiriasi? Paprastai neypatingai, nes dabar chloro nenaudoja kaip dezinfektoriaus, tiksliau vis mažiau naudoja. Kai chloro yra, tada jaučiasi. Bet jodo faktiškai ne, kartais gal kažkoks prieskoniukas gali būti. Šiaip nieko ypatinga. Jeigu neturim filtrų specifinių, yra dar vandens valymo tabletės, dezinfekavimo tabletės. Jo, sugirdėjęs kažką irgi apie jas, bet jos turbūt sudėtingiau, skonį kažkokį specifinį turi. Jeigu chloro pagrindu, tada kaip baseino bus vandens. Tai, kaip sakau, neuostai geri ir ten principė didelio skirtumo nėra, kai ten nuo to, bet žinai, kad jisai bent jau sveikas yra iš tos pusės, kad ten neprisigaudysi mikroorganizmų. Tai, žodžiu, pasirūpinti tokiais dalykais, ar specfiltrais, ar vandenį dezinfekuojančiom tabletėm, jeigu negalėtumėm virint. Jeigu virint galėsim, viskas valio iš tos pusės. Tai va, jau peržiūrėjom kaip ir būsto reikalus, ten tai virvės, guolis ar ne, savo ruoštų, kad poilsiui turėtų, rūbai vėl patogus ir šilti ir atsparus drėgmei kvėpuojantis. Ir tada, ką mes sakėm, šiluma, iš ko išgaut ugnį. Ir prie tos šilumos, kaip ir sakėm, įeina ir gelbėjimasis skraistės, šiltukai, ką kalbėjom visi, net iš maisto davinio. Vanduo, maistas. Tai tą algoritmą, jeigu mes išlaikom savo pakuotėj, mes beveik padengiam visas galimas situacijas, nes dažniausiai klausimą, ko pirmiausia reikia, tai visi sako vandens arba ugnies. Tai paprastai ne, pirmą mes lendam po stogu, tada jeigu šlapi purtomės, tai norim pasikeisti šlapius rūbus, tada prasideda, ar turim sausas kojines, ten pakaitalus visokius, ir tada jau tik tai mums atsiranda poreikis, o tai reikia išsidžiovinto, tai reikia ugnies, o tada jau ir troškulį prisimenam, o tada jau ir valgyti užsimanom. Tai va tas algoritmas sukasi, retai kada jisai sudarkomas, kartais reikia jį tik tai pakeisti. Dabar aš žiūriu visus čia padėtus daiktus prieš mane ant stalo ir atrodo kaip labai draugiškas ir geras piknikas. Va taip jūs buvot, netgi išsireiškia. Aš galvoju, o kartais būna tų situacijų, kurios nebūna tokios draugiškos ir panašiai. Ar vertėtų žmogui turėti kažkokį savigynos ginklą, kažkokį peilį, ar panašius dalykus, reikėtų apie tai pagalvoti? Prie visų tų, bet kokiu atveju, pasiruošimų įrankiai, vadinu bendru pavadinimu įrankiai, tai vienas iš tų dalykų ir būtų peilis. Ir rinkoje pilna tų daugiafunkcinių peilių su visokiausiais atsuktuvais, peiliais, krapštukais, žirklėm, replėm ir panašiai. Šveicariškų, man atrodo. Šiuo atveju šveicariškas, Victorinox firmos yra daugybė. Dabar tiesą sakant, pasirinkimų netgi integruoti skiltuvai. Čia ir pjūkleliai metalo, ir pjūkleliai medžiui. Ir beje, aš jį turiu kaip dovaną gavęs jau tikriausiai
25 kokie metai, tik Victorinoxas ateidinėjo į Lietuvą ir kai gavau, tai stengiuosi, kad jis nuo manęs netitrūktų, kai sakyt, toliau kaip per ranką arba ten per minutės atstumą, kad galėčiau pasiekti. Nes amžinai, kai tik nėra, tai ir prisireikia nuo spintelės prisukimo, nuo durelių kažkur tai galbūt priveržimo ar kažkokios problemos tvarkymo, tai vien tai, kad čia įrankių daug yra. Dėl geležtės su juo apsigint gal ne, jau toks reiktų jau specifiškai įbachknot, bet koks, netgi, kaip sakau, čia pigus variantas, švediški, skandinaviški tie peiliai. Turiu vienas prie vieno tokį patį nusipirkęs ir turiu vieną tą karboninį nusipirkęs, tai vad kaip tik naudojam, tai viskas su jo tvarkoja. Gana kokybiškas metalas, kaina puikiai, rankena gera, viskas, negaila drožt tą patį skiltuvą, negaila, kad jis ten brūkštelės per kietesnį. Bet jūs dabar įsitraukėt nuo prie diržo pritvirtintos, tos jūs vaikšto taip kiekvieną dieną? Ne, su tuo aš nevaikštau, aš dabar patogiai pasidėjau, kad išsitraukt. Kai į gamtą ar dar kažkur, tai taip. Automobilį visada yra ne tik trumpa geležtė, bet ir ilgesnė, nes tiesiog gyvenime ilgesnės jos reikia tos geležtės, tai turėt. Yra užlenkiamų su ilgesniam geležtėm, tai pravartu turėti, nes situacijos, kaip ir sakėt, nuo techninės, kada reikia laužui pasiruošti, maistui, kažkokį grobį nudobus sutvarkyti ir panašiai, lašinius galiausiai pasipjaustyti. Tai jeigu reiktų pjaustyti, tai greičiausiai imčiau šitą, nes su šituo patogiau negu su šituo. Tai, žodžiu, tokios, bet savigynai, artimoj kovoj net ir trumpa geležtė gali būti pravarti. Tai galvoju, va, kaip iliustracija visai iš kitokio įrankio. Atrodo irgi rinkinukas, visokie padidinimo stiklai ir panašiai, bet jame yra geležtė, su kuria galima gintis. Čia jau tokia kovinė praktiškai, jinai paruošta ir galima įsidėti va taip, ar ne? Būtent. Panašiai. Toks visiškai nedidelis daiktas. Jo, ir jeigu visą plokštelę, tarkim, turint omeny, paprotį turėti savo, įsimečiau į džinsus, įsimečiau į kišenėlę kažkur išeidamas, net jeigu nieko kito nei patogu, nei norėčiau imti, bet tokį turint, va, kaip pasakoja, užpuolė, tai stoteliai mergina kažkoks nusižiūrėjęs veikėjas, tai kol grumiesi, jeigu žinai, kur turi, jau, kai sakyt, jeigu sugebėjai paimti rankas, jau skausmą jam sukelsi. Gali ir pavojų gyvybei sukelt, bet jau tu giniesi, nes turi tokią geležtę. Tai nereikia nešiotis tų didelių peilių ir nepažeisti įstatymų ypatingai, yra ten geležčių ilgiai ir panašiai, bet kritiniai situacijai galiausiai diržus įkliuvus mašinai nusipjaut, saugos diržus, jau gali, kai mašina galbūt sulamdyta ir panašiai, o tu dar sveikas ir prieini prie tokio įrankio. Tai reiškia, pritarčiau minčiai pagalvoti apie tai, nieko ypatinga. Savigino šaunamieji ginklai jau čia kita kategorija. Bet jeigu kažkas žiūri, o neklauso, tai va toks nedidelis peiliukas jūsų kišenėje ekstremalioj situacijoje gali jūs išgelbėti. Ir jų yra įvairiaum formom, prie diržų tvirtinamų, taip, kad ir į akis nekrenta ir panašiai. Tai praktika rodo tiesiog netikėčiausių situacijų, nuo to, kad einat į vestuves ir kažkodėl ten kažkokia siūlo gabalas išlindęs iš kostiumo ten, kur nesinorisi jo traukti, nes gali visą sugadinti kostiumą. Tai gražiai nupjovė ir viskas ir keliauji. Jo, bet čia net turėjom tokį irgi hipotetinį scenarijų, prie laužo sėdėjom ir galvojom, dabar koks laukinis žvėris, ne, ateitų tiesiog stovyklaujant, tai tu turi kažkokią geležtę peilį apsiginti, kad ir nuo tokių elementarių dalykų, nes čia pasikartosiu gal vėl, bet viskas, kas čia yra, pravartu ne tik ekstremalioj situacijai, bet tiesiog tu turi su savim ir tu gali gamtoj visus tos dalykus panaudoti. Be abejo. Prie to gamtą paminėjot ir galvoju, kas pas mane po ranka, virimo įranga, ar ne, mes kalbam maistą ruošt, tai yra pilna rinkoje dabar pasirinkimų, ką galima, kaip padaryti. Aš 2 pavyzdžius parodysiu. Pramoninį savadarbį. Tai pramoninis čia nenaudojant dujinių viryklių, čia kaip tik ant sauso kuro tablečių viryklė padaryta. Tai puodelis su rankenom, dangtelis, reiškia komplektėlis, kuo puikiausiai vienam žmogui nuo ten košės parengimo iki kavos ar panašiai. Tai
lengvas, paprastas, kompaktiškas variantas. Bet jis kainuoja keliasdešimt, 20 keli eurai, man atrodo. Bet galima turėti variantą kitokį. Imt pašteto dėžutę konservų, ją išvalgius, kai ateis laikas, tada išpjaut 2 didelės skylės ir jūs turit viryklę. Faktiškai galit tą patį puodelį virint ant tokios. O jau ten ką pakursit, ar sausą kurą, ar panašiai. Tai vėl pigus dalykas, jis neamžinas, sudega tas metalas per kažkiek tai kartų, bet pakankamai stiprus, kad atlaikytų ir gana sunku puodelį ir panašiai. Tai nereikia specialių padėklų pirkti ir taip toliau. Bet yra ir dar variantas, vadinama benamio viryklėlė. Vėlgi, galima iš pakelių vis dar dėja prisirinkti visokiausių likučių, galima net nepirkti. O galima pasiimti į kuprinę tam tikrų produktų ir paskui juos išvalgius pasidaryti viryklę. Tai stambesnė konservų dėžutė nuo ananasų, ar ten anksčiau sriubos būdavo konservuojamas. Padarom skylių su peiliu, nereikia jokių grąžtų. Skylės laikikliam, ar tai vinys būtų, ar palapinės kuoliukai, ar iš statybinių prekių, ten kažką stipresnių tokių laikiklių. Ir dar viena konservų dėžutė, puodelis mūsų. Ir uolę mes turim ar sauso kuro, ar medienos naudojant tokią prakurą, turim kompaktišką viryklę. Ištraukiam laikiklius ir mes turim supakuotą tą viryklę. Ir faktiškai nieko nekainuoja tam tikrą prasme. Tai visokių tokių sprendimų galima prisirinkti ir mes pagerinam savo būklę. Pagerinam savo šansus išgyventi, aš kaip pagalvojau. Absoliučiai. Tai reiškia, net jeigu neturim labai tų patogių priemonių, bet žinant, turint žinių, šiek tiek apie tos algoritmus, kaip kalbėjom, būstas, apranga, ugnis, vanduo, maistas, jau mes nesiblaškom. Reiškia, einam, sprendžiam problemą žingsnis po žingsnio. Neturim specifinės virimo įrangos, apsidairom, gal tiesiog šalikelėse kažkas mėtosi. Prigrėbėm ir galvojam. Šiaip pažiūriu visus tos daiktus, aš kadangi pats buvau mėgėjas pastovyklaut, panašiai, vat, ir taip toliau, tai aš kaip ir matau labai daug pažįstamų tų dalykų. Aš dabar galvoju, žmogus, kuris galbūt nelabai mėgsta stovyklaut, nelabai matęs tos gamtos, nelabai gal ten buvo aktualu. Yra kažkokie, nežinau, vat, patys gal darot kažkokius kursus, mokymus, kaip naudotis tais dalykais, kur nusipirkti, kur žmonės galėtų pamatyti juos gyvai, pačiupinėti ir išbandyti galbūt. Yra tokios vietos? Kursus organizuojančių tai yra rinkoje dabar, kuo daugiau į atsargą išeina kariškių, tuo daugiau organizatorių, tai paguglinus tikriausiai bus. Aš pats organizuoju dar nuo 2007, kai ruošėm į misijas karius, paros trukmės išgyvenimo kursas ir kaip tik jis akcentuojamas ne į žygius, ten neina kalba, bet būtent tuos visus algoritmus praeidinėjom praktiškai nuo minimum tų žinių ir viską išbandom. Nuo būsto statybos, kad ir prie -30 išgyventi ir kokios gudrybės leidžia užmigt, kai iki čia šilta, bet nosis šąla ir užsikiša nuo šalčio, nieko nereikia ypatingo ir gali komfortą susikurti ir visą tai išbandom praktiškai. Tai ta knygutė irgi tuo pagrindu ir specialiai padaryta, kad kas ar buvo kurse gali pasikartoti, ar nebuvęs, bet nuosekliai ją peržvelgęs, nes daug iliustracijų ir panašiai, ir gali mokytis. Tai mano pajėgumai, kai kreipiasi, tai ir ieškom tų galimybių, žiūrim ką daryti, tai ten ir visą įrangą pamato, susipažįsta ir aš paprastai rekomenduoju. Į kursą neprisipirkit, jeigu nesuprantat, ką pirkt, išsibandysit, pačiupinėsit, tada nuspręsit, ar komplektą pirkt, ar po gabaliuką susikomplektuot, gal tai bus patogiau, kokybiškiau ir panašiai. O daugiau, tai keliautojų klubas yra, kuris karts nuo karto skelbia, dabar greičiausiai jau rudeniui bus paskaitų ciklus, kursų tokius ciklus, 6-dieninius pilietinio pasipriešinimo tematika, bet viena iš temų yra būtent paliečiama tas pasirengimas kariniai krizei ir aš kažkiek įrangos sunešam ir ten žmonėm yra galimybė pasičiupinėti, pasižiūrėti. Žinau, kad kai kas
komplektuoja ir siūlo rinkoje pirkti tiesiog. Realiai gali pasimti tiesiog ir nusipirkti jau surinktą, viskas bus, ar ne, viskas vietoj patikrinta ir taip toliau. Tai tik tais reiktų atidžiai pasižiūrėti, nes pasiekė gandas, kad yra verslų žmonės, bet patys nieko neišbandė. Jie žino, kur ras tos daiktus, jie pagal kažkieno nuorodas ar panašiai komplektuoja, gauna kai kur pigiau, tikrai gerom kainom ir komplektas kainuoja galbūt gana taip priimtinai, gali būti brangiau sukomplektuota, nebūtinai blogiau ir patikrinta. Tai tiesiog atidžiau tik tais užmest akį, o kad savo nuomonę turėt, gerai būtų paskaityti arba kursuose padalyvauti, kad nenusipirkt katės maiše. Tai turim kuprinės pasiruošę viską, dar vienas turbūt atsargos, kur galim dėtis, yra automobilis, jeigu su automobiliu važiuojam. Kažką laiko, ten, nežinau, ekstra kuro, panašių dalykų. Automobilis turi daug talpų, ar ne, erdvės, tai viena iš rekomendacijų būtų irgi to, ko į kuprinę gal nesidėtume dėl sunkumo, ten kastuvėlių kažkokių, gal sunkesnių, kirvi, panašiai, tai galima į automobilį įsidėti kaip po tokį, tai reiškia įrankių papildomai, o ten bagažinė, šoninės durelės, kai kur tam puikiai tinka, replių, atsuktuvų įsidėti. Patirtis rodo, dar karo nėra, bet krūva situacijų, kai prisireikia daugiau negu turi prie savęs įrankių ir tu žinai, kad automobilį jie tiesiog pakaišiuoti. Peiliai ar ne vėl, jeigu jau prie savęs ilgesnio nesinešioju, bet žinau, kad automobilį bus 1 ar 2 peiliai su didesnė geležtė, tiesiog jeigu jų prireiktų kažkokiem reikalam. Aš paprastai po 14 metų jau dabar principą įsivedžiau, turi būti evakuacinis krepšys, kuprinaitė nedidelė, tai ką mes šnekėjom, šiek tiek guoliui, truputį rūbų, truputį maisto, truputį ten medicinos ir panašiai. Ir visą tai padėtų automobilį tiesiog. Visą laiką, tai savo laiku tik galvojau, jeigu viską iškaišioti, reiktų palikti automobilį, tada sunku viską susigraibyti, kažką susidėti. Tai turiu kuprinėliai dabar, kad iš karto už kuprinės ir galiu keliauti, jeigu ką. Turiu krepšį tiesiog, iš kurio išmetęs ten perteklinius daiktus galiu visokias smulkmenas sumest. Ir tada galiu net ir transportuoti be automobilio tos gerus daiktus. Tai žodžiu pasiturbino. Ir kaip Vilniui šitoj srity gyvenant, vėl Astravą mes turim, ne tik karas, bet karas ir Astravas, jie susiję, nelaimė jeigu radiacinė. Vėl, tai ką mes turim? Automobilis prie dažno mūsų arti, bet namai būna tolokai. Tai jodo tabletės kur? Tai gali būti prie manęs, mano krepšelį piniginiai, bet dalis yra automobiliai. Respiratoriai visai šeimai yra automobilyje, nes aš nežinau, kur mes būsim tuo momentu, jeigu įvyktų tokia nelaimė. Tai vadinasi, dujokaukės prie evakuacinių krepšių, bet respiratoriai, elementaresnės kvėpavimo apsaugos priemonės yra automobilyje. Ir va taip pasiruoši ir tu ramesnis. Ramiai užmiegi. Atsibundi tada nuo sirenų, pasiėmė kuprinytę, ne, aš juokauju. Net jeigu tas scenarijus įvyktų, bet jau padarius šiek tiek namų darbus, jisai suteikia galimybę blaiviau reaguoti į tai, kas vyksta. Tiesiog mes pradedam taikyti algoritmus. Atsukau vandenį, žiniasklaidą pasileidau, pakuojusi dokumentus ir suvokiu, kad kažkas netvarkoja arba reikia būti greitesniam. Žinau, kad automobilį minimum kažką turėsiu. Ukrainiečiai liudija, kad viską turėjo viena šeima, bet maisto neįsidėjo, nes manė, kad nusipirks degalinėse, o degalinės iššlavė iki jiems į jas patenkant. Tai bet aš dabar irgi galvoju, žmogus, kuris klausys ar žiūrės, jisai 100%, jeigu pasidarys bent jau dalį tų namų darbų, apie ką mes dabar kalbam, jisai tikrai bus ramesnis bet kurioje situacijoje, kuri nutiks, nes tikrai, manau, daugelis galbūt net nepagalvoja apie elementarius kažkokius tai dalykus, tai turėjo kažkokį nedidelį peiliuką, jeigu reikia didesnio arba kažkokio tai maisto, vanduo, tarkim, gali tas pats iškristi iš galvos ir tu gali su šitą gertuvę pasisemti ir jį gali turėti bet kur. Tai manau, kad tas, kuris peržiūrės ar perklausys šitą pokalbį, tiesiog atėjus ekstremaliai situacijai, jisai galės būti ramesnis ir labiau užtikrintas dėl savo pačio saugumo. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos.
Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.